Treneri, po pergalės prieš Dainavą šiandien pralaimėjimas Sūduvai. Ko pritrūko? Galbūt pritrūko kokybės paskutiniam trečdalį, tai yra prie varžovų baudos aikštelės, paskutinio perdavimo, paskutinio tikslaus smūgio. Šiaip tai, žinot, kažką tai labai daug komentuoti nėra ko. Daug atiduota jėgų, įdėta daug pastangų. Žinot, pagrindinis dalykas tai buvo apsisaugot nuo Sūduvos greitų kontratakų, greitų tranzicijų, nes matėm pagal startinę sudėtį, kad akcentas buvo padarytas į greitį, į greitus žaidėjus. Tai, bet vėlgi tam ruošiame su komanda ir daugiau mažiau praleidom dvi tranzicijas, sakykim taip. Žaidėm namie, norėjom būti drąsūs, norėjom žaisti su kamuoliu, norėjom daug kombinuoti ir manau, momentais vaikinam visai neblogai sekėsi ir sakau, klausimai yra tik tai vienas dėl baudos aikštelė paskutiniam trečdalį. Antram kėliny po to praleisto įvarčio atlikot 3 keitimus iš karto. Tai kokia idėja buvo su jais? Mantą Kuklį išėmėt, kuris irgi yra toks vienas ar ne iš kuriančių komandos žaidėjų, tai kokia buvo idėja? Jo, vienas iš kuriančių, bet vėlgi, žinant amžių jo ir tai, kad prieš 3 dienas sekė rungtynės, tai paprasčiausiai mes norim Mantą išlaikyti, kad jisai vėl kažkoks nedaug dievė patempimas raumens ar dar kažkas, tai paprasčiausiai norėjom jį patausoti ir išleidom, persigrupavom į 4-3-3, norėjom daugiau jėgos priekį, norėjom daugiau žaidėjų baudos aikštelėje ir norėjom tuose plotuose, ką buvom aptarę per pertrauką, norėjom, kad tuose plotuose į tuos plotus įkritinėtų mūsų kreatyvų žaidėjai. Tai yra Justas Petravičius, Deividas Dovydaitis, Micevičius, Gabrielius. Tai tikrai jie išėjo, jie pagyvino ir sakau, trūko vieno dalyko, trūko tikslaus smūgio ir paskutiniam, sakau, kažkur tai ar perskubėdavom, ar kitokį sprendimą priimdavom, negu kokį reikėjo priimti. Tai va. Ir treneri, paskutinis klausimas. Davis Ikaunikas antrą baudinį šiame sezone jau pramuša, tada vienose rungtynėse pats pramušęs pats dadėjo ir pelnė įvartį, dabar pramušė. Tai neklausiu, ar toliau muš baudinius, bet paklausiu, kaip jūs įmatot kaip baudinių mušėją treniruočių metu ir apskritai komandos fone. Aš pasitikiu Daviu Ikaunikus, dėl to jisai šiandien mušė 11 metrų baudinį ir visas atsakymas.